Labutis vakarėlis. Atbėgu dar kartą. Atbėgu su problemų sprendimu. Pakalbėti apie tai, kaip padėti savo veido odai, kada negalėjo suprasti, kada jie nėra tokia graži, nėra tokia glotni, kaip jin sako, man trūksta drėgmės, kaip jin sako, aš turiu netobulumų, man padėk. Ir lygiai tas pats su plaukais. Ir dabar toksai laikas, bent jau žinau, kad Lietuvoje atvėsimas, temperatūrų pokyčiai, todėl visa tai į tai reaguoja mūsų oda ir mūsų plaukai. Tai aš pati po kelionių, po skrydžių, po temperatūrų, dar gerai, kad pas mane iš tikrųjų Škotijoje yra šilta pakankamai, lietaus nėra, bet vis tiek mano oda reaguoja, vis tiek jinai reaguoja, daug visokio veiksmo, todėl ateinu pasidalinti, ką aš darau, kas man padeda ir kas gali padėti tau. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo veido odos. Tokiais atvejais, kada oda dehidratuoja arba sako, padėk man, jai visą laiką reikia atsinaujinti, regeneruotis. Ką reikia daryti? Tai pirmiausia, reikia, stebint odą, pilinguoti vakare. Jūs tai galite daryti vieną kartą į savaitę, žiūrint pagal savo odos tipą. Jeigu jūs esat mišriaodė arba riebiaodė, tai jūs galit pilinguoti 2 kartus ir žiūrint vėlgi atsirinkusi turėtumėte būti savo pilingą, ar tai jis stipresnis ar švelnesnis. Šiuo atveju aš naudojau, vakar jau iš karto nusišveičiau vienu stipresniu pilingu ir padrėkinau, o šiandieną aš iš ryto užsidėjau štai tokį pilingą, kaukę, kuris pakankamai pridrėkina, pašveičia, atstatinėja su AHA rūgštimis ir mano oda atsigavo. Tai pilinguoti odą rekomenduočiau vakare, nes į naktį regeneruojasi, atsinaujina. Ir po pilingo viskas, ką jūs sutepsite, bus tobulai, įsigers į jūsų odą kaip magnetas. Nuneš viską giliau į dermą ir jūs turėsite geresnį rezultatą. Ryte atsikėlusi pamatysite, kad jūsų oda štai ėmė ir pražydo. Ok, ką aš dabar darau? Aš pirmiausia jau esu nusipraususi veido odą ir aš noriu pasidaryti rutiną, tai aš atbėgu, susidrėkinau veido odą, ant kurios tepsiu bakučiolį. Jis yra naktinis, naktiniai pagalba mano odai, tai yra veganinės alternatyvos retinolis ir tikrai saugus naudoti kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, tai aš tiesiog įtepu ir įmasažuoju. Nu va, iš karto, matot, prašom, atsigavau. Paraudimas, lengvas paraudimas, tai aktyvina. Iš karto mano oda kelionės metu negavo praktiškai jokių serumų. Aš kelionės metu naudojau aliejuką paakių produktus skirtus ir naktinį kremą. Viskas. Serumų jokių, nes nebuvo man galimybė įsivežtis ir neapsikroviau aš tuom, nes žinau, kad man aliejukas padės. Na ir ką toliau, tai kol bakučiolis geriasi, atstatinėja, jisai pagerina įsiskverbimą, jisai padrėkina odą, pamaitina, nes tai yra vitaminas. Va, dabar čiumpu paakių serumą, kurio taip pat reikia labai nedaug. Ir aš tepu ant bevardžių pirštukų, štai čia, pradedu nuo vištos kojelės ir
Šitas serumas unikalus ir fainas tuo, kad mes galime jį tepti ant pačio voko, jisai stangrina, jisai liftinguoja, fantastiškai geras įsigėrimas ir man labai yra svarbi paakių zonos priežiūra ir sustiprinimas naudojant paakių serumą. Aš nebenaudoju paakių pagalvėlių, tik kada pasižaidimui, pasibuvimui, nes pakankamai ilgai užtenka ir labai myliu šitą produktą. Na tai ką, toliau kas važiuoja? Toliau mano veido odai visgi dar trūksta drėgmės. Tai labai esu dėkinga ir džiaugiuosi, kad savaitgalio užsakymai parodė, kad daugelis iš jūsų mylit šį produktą, vertinat ir naudojat pagal paskirtį. Tai čiumpu aliejuko ir dabar aš užsilašinu 4 lašiukus, nes tikrai man dar trūksta tos drėgmės. Ir aš įsimasažuoju. Tai galima daryti, jeigu trūkstant drėgmės, jūs galite aliejuką lašinti į kremuką, dieninį arba naktinį. Ir įtapšnoju aš tiesiog 4 lašiukai, žiūrint pagal jūsų drėgmės lygį, ko jums reikia. Hop, 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 hop. Viskas, švari, graži. Nu, dar kas liko, tai patepam ir ant rankyčių, nepamirštam. Štai, ir dabar čiumpamės kremuką. Čiumpam paakių kremuką, kad visą drėgmę užfiksuoti, tik neturiu pasiėmusi masažuoklio, nes vyras pavogęs, prisigriebęs. Taip, kremuką aš užsitepu ir tik tapšnuoju, iš tikrųjų biškį per daug uždėjau, bet nieko. Jisai nėra tas produktas, kuris graužia, aš visada dedu šiek tiek arčiau akių, labiau į masažuoju, į tapšnuoju, kur vištos kojelė. Na ir dabar tiesiog galiu prabėgti, ne, va tokiu judesiuku, prabėgu ir pramasažuoju. Vat. Viskas. Kas lieka? Būtinai tapšnuojam į lūpytes, nes lūpytės yra ta vieta, lygiai tokio plonumo kaip ir paakių zona, ir anti-aging produktai joms visada padeda ir visada pagerina jų būklę. Tai sveiki, kas prisijungit. Ir toliau aliejukas jau įsigėrė, aš jau jaučiu, kad jisai įsigėrė. Tai dabar atėjo eilė naktiniam kremukui. Iš ryto aš tepiausi hialurono boosterį. Tai pagalba vėlgi drėgmei atstatyti, bet jo dažnai nenaudoju. Tai dabar čiumpu karalienių kremą ir vis tiek, kol dar eisiu, dar pasidarysiu vakaro darbus. Tai kol pasidarysiu, aš dabar imu į delniuką. Man kremuką patinka sušildyti, kadangi tai augalų pagrindų sukurtas produktas. Tai aš jį sušildau delnuose. Ir štai va įtapšnoju, kad odos tiesiog netampyčiau, kad niekaip jai nepakenkčiau ir kremuko pakankamai užtenka. Štai, šiandien apsirengus ne taip, bet aš visada ir kaklų zoną padrėkinu. Ir vėlgi, kas lieka, viską ant rankyčių galim uždėti ir po kurio laiko tikrai mes galim pamatyti, kad net ir rankų oda yra pamaitinta, šviesi, skaisti. Viskas, kas veikia veido odai, veikia ir mūsų kūnui, kur mes teptume. Tai yra pakankamai nemažai, kadangi vitaminizacijos produktuose yra, tai visur jūs pagelbėsit. Na, veido oda
galiu pasakyti, iš tikrųjų vakar nepajėgiau nieko daryti. Apart to, kad nusiprausti ir vėl užsitepti aliejuką ir ėjau miegoti. Na, o dabar atėjo eilė plaukams. Kelionėje turėjau tik tai du mėginukus kaukytės ir nenuplaunamo kondicionieriaus. Tai vėlgi, ką aš padariau, aš galvojau, visgi atėjo laikas aliejuką išnaudoti pakankamai gerai, nemažai, kad aš galėčiau atstatyti tą drėgmę. Ir mano plaukas buvo toksai pasipūtęs, trūko, nes ten oras tik tai išeini. Drėgmės buvo Punta Canoj daug ir šiluma ir viskas, o mano plaukai garbanojasi. Nuo drėgno oro jie iš karto garbanojasi labai stipriai ir pučiasi. Na tai va, tai dabar aš ateinu, pasidarysiu galvos odai terapinę aliejinę kaukę. Prieš išvažiuodama porą dienų, išskrisdama, aš nusidažiau plaukus. Tai tie mano plaukai štai jau pakankamai ataugę ir neužilgo dažysiu, bet ne apie tai ir ką aš noriu pasakyti, ką aš dariau Punta Canoje. Aš tiesiog pakankamai nemažai naudojau aliejukų. Ir tikrai galiu garantuoti ir pasakyti toms, kurioms plaukas pučiasi, trūksta drėgmės, jūs drąsiai galit naudoti, aš gal kokias 5 pipetės naudoju. Ir nieko tam baisaus neatsitiko, nes tai yra drėgmės atstatymo šaltinis. Ir aš per plaukus braukiau. Tai tokia aliejinė terapinė kaukė, botoksinė kaukė, vadinkim taip, čia grinai botoksas, labas birutė, labas vakarėlis. Tai jinai duos geresnius rezultatus, plaukas dar įgavo didesnį blizgesį ir net kaukės nereikėjo, realiai net kaukės nereikėjo, nes pakankamai glotnus ir lygus toksai buvo, taip kad tikrai jau kai darot aliejuko terapinę kaukę, galit dėti mano išbandytos rekomendacijos ir 3 ir 4 pipetes. Svarbu, kad neplauktų jūsų plaukučiai, bet ir sausaplaukės, šviesiaplaukės, irgi kai trūksta drėgmės, sako, aš visada, mano viena klientė sako, žinok, aš visada daugiau dedu, negu tu sakėjai. Ir sako, man tikrai labai pagelbėja ir labai matosi ryškus rezultatas. Tai šį savaitgalį jinai pasiėmė 2, sako, žinok, aš nieko neimsiu, imsiu tik tai 2 aliejukus, nes man vasarai ir priežiūrai reikalinga ta papildoma drėgmė, nes aš matau, kaip man padeda. Tai va, tai aš dabar tikrai nebijau pridėti, nes man patinka, kad jis nesusiriebina taip plaukučiai. Ir dar trupučiuką aš į galvos odą dar kartą įdėsiu, įmasažuosiu ir tada čiupsiu jau masažuoklį. Dar pasimasažuosiu su pačiu masažuokliu, paaktyvinsiu galvos odą, kad būtų geresnis įsiskverbimas produkto, kad deguonies pasiskirstimas, įėjimas į odą būtų geresnis ir produktas suveiktų. Tai va, tokia visa apsipešiojusi, oi, net skalpas atrodo taip įsitempęs. Vat, įdomu, parašykit, ar masažuojat, ar turit tokias praktikas masažuoti savo galvos odą, ar tai su tokiu, ar su kitokiu masažuokliu, nes tikrai, jeigu pabandytumėt, pamatytumėt visai kitus rezultatus, net vat atrodo, oi, kaip. Tikrai pastarąsias dienas turėjau labai intensyvę, su mažai miego, daug įtampos tokios buvo. Ir
Kaip gerai, kaip atleidžia. Tai va, kada mes masažuojam galvos odą, mes paskatinam geresnę kraujotaką, deguonies vaikščiojimą į folikulus, kurie išlaisvina toksinus ir pagerina kraujotaką. Tai reiškia, kad mūsų folikulai pradeda geriau augti ir produktas, kurį jis ir taip įsigeria per 3 sluoksnius, ne? Tai ką mes turim per odos sluoksnius, tai jis dar geriau įsigers į mūsų galvos odą ir pasieks būtent ten, kur reikia, nukeliaus. Tai va, tai mes turėsim superinį rezultatą, dar geresnį rezultatą, tokio, kokio mes siekiam. Na tai štai, tai mano procedūros su aliejuku, mano procedūros su bakučiolio, su paakių duetu ir su naktiniu kremuku ir užfiksavimui visur aliejukas, kurį aš dievinu ir myliu, nes jis tikrai duoda rezultatus ir skatinu jūs nepamiršti. Tai, ką turite, tai, ką naudojate, naudokite sistemingai ir turėkite rezultatus. Įvertinkite, jei dar nepamatėte geresnių rezultatų. Tad gero vakaro, ačiū, kas buvot ir iki kito pasimatymų.